Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskit LT komandos ir šiandien aš jums parodysiu, kaip atrodo skirtingos Linux išvaizdos. Šiuo atveju aš naudoju Ubuntu ir tik įsidiegus šią operacinę sistemą, jos išvaizda bus GNOME. GNOME išvaizda yra suinstaliuojama automatiškai ir ką jūs matote dabar ekrane yra kuo tikriausias GNOME'as. Taigi visos ikonos yra kairėje, man atrodo šis scroll baras jau pritaikytas planšetėms ir liečiamiems ekranams. Paieškos laukelis, galime ieškoti terminalo. Kas įdomu GNOME, tai kad viršutinė juosta priklauso aktyviam atidarytam langui. Tarkime, jeigu aš atidarysiu VLC ir šis langas bus aktyvus, tai nuvažiavus peliai ties viršutinę juostą, visas šis meniu yra VLC meniu. Tarkime, jeigu aš terminalą dabar atsidarau ir šitas meniu yra visas terminalo. Jeigu norime išdidinti, tiesiog nutempiame langą į viršų ir jisai bus per visą jūsų ekraną. Taigi taip atrodo GNOME'as. Dabar galime pabandyti kitą išvaizdą. GNOME'as yra populiariausias. Taip pat gan populiaru yra KDE, XFCE, LXDE ir OpenBox'as. OpenBox'as yra labai paprastas. Kiekvienas iš šių shellų arba GUI, kas reiškia grafinis naudotojo interfejsas, yra skirtingas, jie naudoja šiek tiek daugiau ar mažiau resursų ir taip pat tai skonio reikalas, kurį norite, tą renkatės. Taigi, jeigu jums nepatinka KDE, galima susinstaliuoti GNOME arba atvirkščiai. Taigi, kadangi mes jau naudojame GNOME, pabandykime įsidiegti KDE. Taigi, atsidarome terminalą ir tiesiog įvedame šią komandą. Spaudžiame Enter, įvedame savo slaptažodį, sakome taip, Enter ir vyksta parsiuntimas. Tai gali šiek tiek užtrukti, aš video papauzinsiu. Taigi galų gale mūsų instaliacija baigėsi ir dabar belieka įsijungti ir pažiūrėti, kaip atrodo KDE. Taigi mums reikia atsijungti nuo GNOME. Spaudžiame Logout. Taigi atsijungus, šalia savo vartotojo vardo matome šią ikoną, spaudžiame ant jos ir dabar galime pasirinkti kitokią išvaizdą. Taigi aš jau turiu suinstaliavęs OpenBox'ą, čia yra defaultinė, pagrindinė mūsų GNOME išvaizda ir KDE mūsų naujai suinstaliuota išvaizda. Taigi pasirinkame ją ir matome, ikona pasikeitė į KDE, suvedame savo slaptažodį. Ir turėtume pamatyti, kaip atrodo KDE išvaizda. Taigi viskas, KDE pilnai užsikrovė. Turime Start mygtuką, turime laiką. Šiek tiek labiau primena Windowsus negu GNOME'as. Taip pat ant ekrano galime turėti keletą panelių, kurti dokumentus. Naršyklė, žinoma, atrodo visur taip pat. Garsas, tinklas.
klaviatūros nustatymai, laikas, failų naršyklė, teksto editorius. Bandykime atidaryti dar keletą programų. Amarok, tai Linux muzikos grotuvas. Na ir maždaug viskas. Paieška veikia puikiai. Taigi, taip atrodo KDE išvaizda. Dabar pabandykime susinstaliuoti XFCE 4. Taigi vyksta instaliacija, video šiek tiek papauzinsiu. Instaliacija trečios mūsų išvaizdos baigta, XFCE 4. Belieka išsiloginti ir pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Taigi spaudžiame Start ir Leave arba Logout. Taigi grįžome į pradinį langą ir dabar matome, kad atsirado dar viena išvaizda, kurią galime naudoti. Taigi pasirinkame ją, įvedame slaptažodį, Enter ir tikėkime, kad ši išvaizda dar bus įdomesnė. Taigi, štai taip atrodo XFCE 4 išvaizda. Apačioje turime, ko gero, šiek tiek panašų meniu į Maco. Viršuje turime laikrodį, klaviatūrą, išjungimo mygtuką. Kairėje viršuje turime meniu ir tas pats kas startas. Ir ant desktopo turime visas paprastas ikonas. Štai taip atrodo failų menedžeris. Taigi, labai paprasta ir greita vartotojo sąsaja. Terminalas kažkur neveikia. Taigi, taip atrodo XFCE vartotojo sąsaja. Atsijungiame ir bandysiu parodyti, kaip atrodo pati paprasčiausia OpenBox. Taigi, OpenBox yra pati minimalistiškiausia vartotojo sąsaja. Praktiškai joje nieko nėra. Taigi, jungiamės prie OpenBox. Tikėjotės kažko dar? Ne, štai viskas. Visa jūsų išvaizda yra tuščias ekranas. Viskas paleidžiama yra paspaudus bet kur dešiniu pelės klavišu. Taigi galima pasileisti terminalą, galima pasileisti naršyklę. Taip pat turime keletą ekranų. Galime perkrauti kompiuterį, galime išeiti iš šios aplinkos. Tai praktiškai ir viskas, ką galime daryti šioje aplinkoje. Ko gero geriausia tinka serveriams, kur reikia tik tai praktiškai naršyklės ir terminalo. Taigi mums liko išbandyti dar vieną vartotojo sąsają, kuri vadinasi LXDE. Bandome jas instaliuoti. Instaliacija baigta. Uždarome terminalo langą, spaudžiame dešinį ant ekrano ir Exit. Ar tikrai norite išeiti iš OpenBox'o? Taip. Taigi grįžtame į savo prisijungimo langą ir čia matome, kad atsirado dar viena išvaizda. Taigi pasirinkame ją, įvedame slaptažodį, Enter. Ir štai taip atrodo LXDE Lightweight X11 Desktop Environment. Start menu, visos programos, turime naršyklę, failų menedžerį.
Čia turime shutdown mygtuką, užrakinti ekraną, laiką, klaviatūrą, naudojamus resursus ir viskas. Atsijungiame nuo LXDE. Ir grįžtame į seną gerą GNOMą. Tikiuosi, kad jums patiko mano šis trumpas gidas apie Linux operacinės sistemos išvaizdas. Daugiausia resursų naudoja KDE ir GNOMas, o likusios 3 resursų naudos minimaliai. OpenBox resursų naudojimas yra praktiškai nulinis. Taigi, jeigu jums patiko šis video ir norite daugiau panašių pamokų, spauskite like ir iki pasimatymo kitoje pamokoje.